Tai ką girdėjot, jeigu galit pasakyti ir... Aš aišku girdėjau apie 8 vidurkį Aha. įvesta ir girdėjau, kad bent jau mūsų fakultete bus reformuojama visa rotacijų sistema. O jūsų fakultetas? Yra anglų filologija mano, jo. Ir kiek žinau, kad žmonės, norintis gauti padidintą stipendiją, jų vidurkis turės būti ar ne 2 balais aukštesnis negu visas kursos vertinis koeficientas. Tai va tiek girdėjau, tai dabar iš tikrųjų nieko nežinau, pati laukiu, nes galbūt dar papulsiu tuos gaunančius, nežinau, pažiūrėsim. O bandėte ieškoti informacijos internete arba ten... Ne, žinokit, jeigu aš asmeniniais reikalais truputį užsiemu dabar gyvenime ir atitolus visai nuo studijų, šiaip būtų įdomu iš tikrųjų. Pasižiūrėti laisvam laikui esant, tai reikėtų. Tai va, tai ką galiu pasakyti, tai kad visa informacija yra mokslas.lt. Ir tada, jeigu grįžtam dar prie reformos, kaip jūs galvojat, ar apskritai studijų ir mokslo reforma Lietuvoje yra reikalinga, ar tiesiog reikia palikti viską taip, kaip buvo iki šiol ir nieko geriau nebandyti padaryti? Čia aišku, bandymų gali būti. Asmeniškai aš buvau patenkinta senąją sistemą, man jinai patiko, jinai mane tenkino, bet šiaip man taip atrodo, kiek žmonių, tiek ir nuomonių. Čia aišku priklauso nuo specialybės, priklauso nuo fakulteto, priklauso nuo universiteto galų gale ir vieniem galbūt ta reforma labai būtų super, kitiem galbūt ne. Tai aš asmeniškai, tai aišku, kažką daryti reikia, bet nereikia nukrypti kraštutinumus, manyčiau. O kurioje galvojat jūs srity labiausiai daryti kažką reikia, ta prasme, ar perskirstant tą tvarką, kuris ten rotacija pas jūs yra vadinamas, ar dėstymo kokybė jūsų netenkina, ar galbūt reikėtų kažką padaryti, kad galėtų mokintis net ir tie, kurie neturi finansinių galimybių arba... Aš manau, kad taip, reikėtų daugiausiai dėmesio skirti gabiem žmonėm, kurie galbūt neturi socialinių ir finansinių galimybių, nes dabar yra daugelis specialybių mokamų ir tiesiog kiti kaip grybai sėdi, moka už juos tėveliai ir jie užima galbūt vietas tų, kurie galbūt kažką galėtų atnešti ateityje Lietuvai ir duoti kažką ir pasiekti kažkokių rezultatų, tiesiog jie negali paprasčiausiai nieko pasiekti dėl tam tikrų kitų priežasčių. Tai va būtent čia man taip atrodo reikėtų didžiausią tvarką padaryti. Ir tada gal jūs dar turit kažkokią nuomonę tuo klausimu, kad pavyzdžiui didžiausi iš tikrųjų protai ir gabiausi žmonės iš Lietuvos išvažiuoja ir negrįžta. Tai taip, tai va čia man taip atrodo reikia spręsti šitą problemą ir kaip ją išspręsti, aišku, čia keisti daug ką reikėtų, galbūt reikėtų pirmiausia netgi skiepyti pačiuose studentuose kažkokį tai patriotizmą galbūt, nes jeigu tu esi protingas, perspektyvus žmogus, man taip atrodo, tu visur gali kažką pasiekti, daugiau ar mažiau, nes būkim teisingi, nuvažiavus į užsienį, tavęs ten irgi niekas išskėstam rankom nelaukia ir jeigu tu nori prasimušti, irgi reikia daug vargti ir, sakau, jeigu tu turi kažkokių tai galimybių, talentų, tai galima ir čia, man taip atrodo, save realizuoti. O kas turi skiepyti tą patriotizmą, kaip jūs galvojate, ta prasme, tėvai, mokytojai? Aišku, visų pirma, viskas ateina iš šeimos. Tavo norai, tavo galimybės galų gale ateina iš šeimos ir man taip atrodo visų pirma, jeigu šeima tau yra vertybė, tai visų pirma šeima turėtų skiepyti visą tai. Aišku, gal kažkokios tai socialinės akcijos, visuomenės kažkokie, tai net neįsivaizduoju. Aš pati ganėtinai priskiepyta tokių dalykų, tai aš asmeniškai net nežinau, kas galėtų paveikti jauną žmogų, kuris yra abejingas viskam. Nes yra dabar labai daug studentų, kurie yra abejingi iš viskam. Tiesiog sėdi ir viskas. O jeigu grįžtant dar prie reformos, jeigu jūs turėtumėt tokią galimybę paklausti pas švietimo ministrą ar kitus švietimo ministerijos darbuotojus apie tą vadinamąją mokslo ir studijų reformą, koks tai būtų klausimas? Ta prasme, jums įdomu kažkas? Koks būtų klausimas? Ar apie finansus, ar apie, nežinau, turbūt turit kažkokį tai esminį... Aš nežinau, gal tiesiog reikėtų paklausti, ar iš vis švietimo ministrą tenkina studijų kokybę dabar suteikiama studentų. Ta prasme, jie asmeniškai. Taip, ar jis pats manytų, kad reikia kažką keisti, nes aš manau, kad kai kur reikėtų kažką pakeisti. Tiek dėstytojų tarpe, tiek, tarkim, viso universiteto. Kuo jūs vardu? Justė. Ačiū labai. Ačiū.